Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, girdite laidą Akademija. Prie mikrofono Katalikų teologijos fakulteto Vytauto didžiojo universitete dekanas Benas Ulevičius. Malonu su jumis vėl susitikti čia Marijos radijo studijoje. Aš šiapus mikrofono, jūs anapus mikrofono. Ši laida iš tiesų gali būti kiekvienam iš jūsų savaip aktuali, nes šioje laidoje kalbėsime apie tai, ką Katalikų teologijos fakultetas šiais metais gali pasiūlyti konkrečiai jums bei jūsų artimiesiems. Kalbėsime apie studijų programas, į kurias jūs norime pakviesti studijuoti, ir neskubėkite išjungti radijo imtuvų tie, kurie sakote, kad gal, žinai, man jau virš 30, arba man neseniai stuktelėjo 40, taigi aš jau netinku studijoms. Šie laikai, tokie laikai, mielieji, seniai praėjo. Studijos skirtos visiems. Ir ypatingai, kam yra tekę pakeliauti po vakarų šalis pasaulyje, labai daug žmonių naujai susidomi studijomis, radę laisvo laiko, netgi užauginę vaikus ir nori tobulėti, nori sužinoti kažką tai daugiau. Taigi, iš tiesų Katalikų teologijos fakultetas tikrai suteikia galimybes tiek jauniem, tik baigusiems mokyklą, tiek ir vyresnio amžiaus žmonėm, kuriem įdomu, kurie domisi ir kurie gal netgi nori pakeisti savo profilį veiklos arba sužinoti daugiau, visiems vienokias ar kitokias galimybes tobulėti ir netgi tapti studentais, patirti tokį labai įdomų nuotykį. Taigi, šiandien studijoje ir būsiu aš, teologijos fakulteto dekanas, bei mano kolega docentas daktaras Artūras Lukaševičius, kuris taip pat yra ir katechetikos centro direktorius. Sveikas, Artūrai. Malonu tave matyti, ir ši laida visada mums yra labai džiaugsminga, nes iš tiesų galimybių daugėja, nors laikai nelengvėja, bet mes iš tiesų, nelengvėja ta prasme, kad žmonės vis daugiau turi kažkokių užsiėmimų, vis labiau įninka į kompiuterį, vis jiem atrodo lyg ir mažiau pinigų, kažko tai trūksta, bet Katalikų teologijos fakultetas turi išeiti, turi pasiūlymus, ir pradėsiu pristatydamas pirmiausiai tradiciškai studijų programas. 2 bakalauro studijų programos, į kurias norime jūs pakviesti, yra katalikų teologija bei religijos pedagogika. Šios programos skiriasi tuo, jog religijos pedagogikos programa trunka 4 metus ir ją studijuojantieji gauna taip pat ir mokytojo kvalifikaciją. Katalikų teologijos programa trunka 5 metus, ją studijuojantieji gauna katalikų teologijos bakalauro diplomą. Ir apie papildomas galimybes mes dar pakalbėsime. Tačiau šios pagrindinės yra ypatingai tiem, kurie dar neturi studijų diplomo, tiem, kurie, pavyzdžiui, baigia mokyklą šiemet arba kadaise baigia mokyklą ir dar neturi studijų diplomo. 3 magistrantūros studijų programos skirtos tiem, kurie jau turi bakalauro studijų diplomą. Tai šios 3 programos yra pastoracinė teologija, jis skirta tiems, kurie jau baigė, kurie studijavo ir turi katalikų teologijos bakalauro laipsnį. O kitos 2 skirtos įvairių sričių specialistam turintiem bakalauro laipsnį. Taigi programos yra religinis švietimas bei šeimotyra. Šios programos įvairios, skirtingos, turi savą skonį, jose dėsto skirtingi specialistai. Labai tikrai kviečiu jūs apsilankyti fakulteto interneto svetainėje, susipažinti su dalykų sąrašu, ką studijuotumėte tose programuose ir kaip tos studijos būtų organizuojamos. Jei kiltų kažkokie papildomi klausimai, nebijokite paskambinti į Katalikų teologijos fakultetą arba net ir telefonais, kuriuos paminėsiu porą kartų čia laidoje, pakalbėti ir su pačiu dekanu arba štai su katechetikos centro direktoriumi Artūru, gauti atsakymus. Studijas organizuojame taip, kad būtų patogu dirbantiems žmonėms. Magistrantūros studijose paskaitos vyksta po pietiniu laiku ir dažniausiai 3 dienas per savaitę. Nemažai studijų medžiagos talpinama internete. Tai tokia pagrindinė informacija. Dar skubėčiau pridurti, kad bet kurioje iš šių programų studijuojant nemokamai galite įgyti gretutinę specialybę.
štai, mano manimu, didelis dalykas. Vytauto didžiojo universitetas išsiskiria štai tokiu lankstumu. Gretutinė specialybė reiškia, jog gausite ne vien savo specialybės diplomą, bet taip pat ir dar papildomą dokumentą, kuris liudys, kad įgijote gretutinę specialybę kurioje nors srityje. Kurioje srityje? Na, mielieji, galėtumėt pasirinkti iš 47 programų sąrašo. Iš tiesų tai yra nežmoniškai didelis programų sąrašas, taigi studijuojantys religijos pedagogiką, ar teologiją, ar religinį švietimą, ar šeimotyrą, dar galėtumėte įgyti ir gretutinę, pavyzdžiui, teisės, ar ekonomikos ir vadybos, arba psichologijos, arba menų, arba biotechnologijų, na ir nepaprastai didelis pasirinkimas, dar vieną specialybę, be abejo ir įsidarbinimo galimybės didesnės ir, kas mums dar svarbiau, jūsų išsilavinimas platesnis. Įgyjate platesnę pasaulėžiūrą, platesni horizontai atsiveria, tampate daug įdomesnis ar įdomesnė specialistė. Tai štai tokia plika, paprasta informacija. Informacijos tikrai pateiksime dar daugiau, bet dabar kalbant apie tuos faktus, gal iš tiesų paminėsiu, kad mes dar kalbėsime taip pat apie ypatybės, na, tokias pridėtinės vertės dalykus, ką buvimas Vytauto didžiojo universitete jum teikia, ką buvimas Katalikų teologijos fakultete jum teiktų, kokie užsiėmimai, kokie susitikimai, neformalus bendravimas, įvairios išvykos į užsienį, visą tai paminėsime. Ir toliau turbūt pereisim prie tokių finansinių klausimų. Pinigai yra taip pat svarbu. Parama, labai didelė parama, įvairiopa parama, kurią Katalikų teologijos fakultetas dėka mielų rėmėjų gali jums suteikti, mieli klausytojai. Čia taip pat yra svarbi, jei esate kažkiek motyvuotas bažnyčios gyvenime, socialinėje veikloje. Taigi ir dabar, manau, laikas jau ir Artūrui tarti žodį. Jis yra specialistas priėmimo, jam nepaprastai svarbu, kad Lietuvoje būtų kuo daugiau gerų, profesionalių, gerai paruoštų tikybos mokytojų, katechetų, taigi tikrai jis turi ką čia pasakyti. Artūrai, žodis tau. Ačiū, Benai, pasakėjai labai daug informacijos per labai trumpą laiką ir aš spėju, kad mūsų klausytojams truputį dabar reikia atsirinkti joje taip ramiai. Tai aš per tą pačią informaciją dar kartą pereisiu, truputį minėdamas kitus dalykus. Taigi yra dvi programos. Bakalauro studijose turim dvi programas. Katalikų teologijos programa bakalauro ir religijos pedagogikos. Dažnai mūsų klausytojams iškyla klausimas, reiškia, kurią dabar man lyg ir rūpėtų teologija, bet kurią man iš tų dviejų programų rinktis. Na, jos yra labai abi įdomios ir turi savų stiprių pusių, reikia tiesiog taip paprastai atsirinkti, ko man reikia. Tai siūlyčiau į teologijos programą, Katalikų teologijos programa bakalauro trunka 5 metus ir tai yra klasikinė, visam pasaulyje vienoda, iš esmės, reiškia visuose popiežiškuosiuose universitetuose ta pati programa, kurią baigia katalikų kunigai ir pasauliečiai besidomintys šią sritimi. Praktiškai kalbant, joje yra nemažai filosofijos ir 2 metai filosofijos iš esmės ir 3 metai teologijos. Tai žmogus baigė šitą programą, jisai bus gerai pasikaustęs ypatingai teorinėme lygmenyje, tiek filosofijoje, tiek katalikų teologijoje. Į šią programą siūlyčiau svarstyti, stoti tiem žmonėm, kurie mėgsta daug skaityti gerų knygų. Ten tikrai bus daug geros rimtos literatūros, klasika, filosofijos klasika, teologijos. Tai štai žmonės, kurie turi tokį kirpimą daugiau į tokias gilias akademinės studijas, reiktų svarstyti šitą programą. Tie žmonės, kurie daugiau yra tokie praktiški ir jiems veikla, grupelės, evangelizacijos, visokiausi renginiai katalikiški, tai jaunimo visokiausios grupės, jaunimo centro veikla, jiems galbūt vertėtų svarstyti religijos pedagogikos programą. Jinai truputį netikslė dėl esamos mūsų situacijos Lietuvoje, netaip lengva tos pavadinimus tiksliai priderinti, kas ten bus dėstoma. Tai religijos pedagogika, nors jinai skamba kaip pedagogika, iš tikrųjų tai gana platus spektras praktinių veiklų joje dėstoma. Taip, katalikų tikybos mokytojai čia ruošiami, taip pat ruošiami darbuotojai parapijoms, tai yra tie, kurie ves įvairiausias jaunimo grupės ir renginius. Faktiškai tai yra naujosios evangelizacijos vykdytojų Lietuvoje rengimo programa, tai reiškia tie, kurie yra praktikai ir jie daro įvairiausius katalikiškus jaunimo ir ne tik jaunimo renginius, veiklas, programas Lietuvoje. Tai būtų tokios dvi tos programos ir siūlyčiau tokiu būdu svarstyti jas. Dabar vis dėlto
labai svarbus klausimas man būtų, o kodėl iš viso man tą teologijos fakultetą, domėn priimti. Yra tikrai daug galimybių studijuoti Lietuvoje ir užsienyje. Ir dabar štai Katalikų teologijos fakultetas. Tai mes abu su Benu esame to fakulteto buvę studentai. Benas ir baigė, aš šiek tiek studijavau, paskui tiesiog kitur. Ir esame abu dideli entuziastai šito fakulteto. Aš esu įsitikinęs, kad jisai labai reikalingas ir Lietuvai, ir daugybė žmonių. Ir tik tai baigusių vidurinę mokyklą, ir jau anksčiau baigusių, ar jau gerokai anksčiau baigusių. Pagrindinis toksai privalumas, ką duoda teologijos studijos arba studijos Katalikų teologijos fakultete, tai didžiulė prabanga. Tai yra gyvenimo žemėlapis, kaip iš viso gyventi. Nes matom aplinkui save daug žmonių, kurie, ir gerai uždirba, ir lyg tai prestižinės profesijas turi, ir geras darbo vietas turi. Ir atidžiau žvilgtelėjus jų gyvenimus ir jų veidus ir į akis matome, kad vis dėlto gerokai kažko tai trūksta, kažkokiu tai esminių dalykų trūksta. Tai štai šitoj vietoje, ką gali duoti Katalikų teologijos fakultetas, tai yra patys esminiausiai dalykai, patys svarbiausi dalykai. O kaip gyventi? Gerai, jau pinigų galima surasti būdą, kaip pasidaryti, užsidirbti, sąžiningai užsidirbti. Ir daugybė kitų dalykų galime rasti būdą, kaip žmonės randa būdą, kaip turėti. Bet vis dėlto kitas klausimas ir visai kitas dalykas yra, o kaip su jais laimingai gyventi, kas yra tas laimingas gyvenimas ir kaip jį pasiekti. Tai štai mano supratimu, Katalikų teologijos fakulteto tas didysis toksai, naudingumas, didysis dalykas, ką jisai gali duoti, pagrindinis koziris, yra tai, kad jisai duoda gyvenimo žemėlapį. Ir ne tik tai tokiam intelektualiniam lygmenyje mums pasako teorinius postulatus, kaip reikia gyventi, bet ir skatina mus įgūdžių, polinkių, įpročių lygmenyje pradėti tai daryti, gyventi tą tikrą gyvenimą. Tai štai tie iš mūsų klausytojų, kurie ar patys, ar savo artimųjų tarpe norėtų kažkam pasiūlyti, tai aš pradėčiau nuo šito. Reiškia, Katalikų teologijos fakulteto didysis privalumas yra tai, kad čia galime mes turėti tą vadinamą pasaulėžiūrą ar gyvenimo žemėlapį susidėlioti. Ir dabartiniais laikais vis ryškiau matome, kaip be to gyvenimo žemėlapio, jeigu mes jo neturime, tai mums daugybė šalia garsiai skambančių balsų siūlo jį kaip sakant, priimti labai paviršutinišką, labai vartotojišką ir kitokį. Ir gyvenant pagal tą žemėlapį tikrų dalykų mes negausime. Jie veda į lėkštus, netikrus dalykus, rezultatai būna prasti. Tai čia būtų tokie esminiai dalykai. Na, man tenka lankytis ir mokyklose, kai viena moksleivė labai gerai pastebėjo, sako, mes studijuojame mokykloje algebrą, biologiją, bet nedaugeliui mūsų reikės brėžti geometrinės figūras gyvenime, bet štai tikyboje kalbam apie dalykus, kurių tikrai visiems prireiks. Na, o Katalikų teologijos fakultete tas saldumas ragaujant katalikiškoji edukologija, pavyzdžiui, katalikiškoji pedagogika, katalikiškoji teologija. Tai yra tokie dalykai, kur ne le lygmenyje, bet iš tiesų giluminiai gali leis savo prabangą skirt laiką pačių pagrindinių klausimų nagrinėjimui. Nagrinėjimui su žmonėm, kurie yra profesionalai tos ryties ir ne tai, kad turi diplomą dėstytojai tokie, docentai, profesoriai tiesiog išmoko, bet dauguma mūsų Katalikų teologijos fakultete turėjome gana tokias praktiškas specialybės, gerai apmokamas specialybės, bet atradome šitą lauką, koks yra saldumas žinoti, kaip Katalikų bažnyčia masto apie pasaulį, mato pasaulį ir turėti tą giluminį pjūvį. Katalikų bažnyčios požiūris dažnai subanalinamas, supaprastinamas ir mes jį netaip pristatome. Iš tikrųjų tai yra lobynas ir kartą paragavęs tu negali sustoti. Artūras dabar taip links, nes mes esam paragavę to ir todėl tikrai nuostabus dalykas. Jeigu jūs, mėly klausytojai, galėtumėt skirti, pavyzdžiui, tos 4 metus, ar 2 metus, jei esat magistrantūros studijų kandidatai, tokiom ne tai, kad rekolekcijom, bet jau tiesiog iš tiesų intelektualiam nuotykiui gauti atsakymus, pagilinti savo atsakymus ir atnaujinti savo žvilgsnį į pasaulį, tai yra didelis dalykas. Galėtumėm turėti tokį nuotykį kartu, džiaugtis mes dėstytojai ir jūs, mielieji, tokiu saldumu, Katalikų bažnyčios pasaulėžiūros saldumu.
aš dar vienai pridurčiau, man asmeniškai prieš 20 metų mano studijų, taip, bažnyčia gerai, bet man esmė buvo, kas yra tiesa. Kaip sakant, man svarbiausia, kaip yra dalykai iš tikrųjų. Tai štai Lietuvoje aš dirbdamas ir turbūt Benai po mokyklas važinėdamas pastebi, kad žmonės jau pradeda po truputį pavargti nuo tų naudingų, malonumą nešančių ir jie nori eiti giliau ir sakyti, o kaipgi yra iš tikrųjų, kaip iš tikrųjų reikia gyventi. Tai štai čia mes kviečiame jūs į šitą nuotykį. Ieškoti, kaip dalykai yra iš tikrųjų. Ir ką jūs tenai sutiksite, čia ką Benas irgi sakė, jūs sutiksite dėstytojus, kurie yra entuziastai šito reikalo. Jie patys patyrė ir dabar jie nori bendra žygių, bendra keleivių kartu ieškoti, kaipgi dalykai yra iš tikrųjų. Tai mes labai laukiam tokių studentų, nes su jais būna smagiausia dirbti. Ir galiu pasidžiaugti, kad turime tokių studentų ir jūs, kurie ateisite čia studijuoti, pateksite į tokių bendraminčių, bendražygių, bendraieškotojų grupę. Ir kartu ieškoti tų svarbiausiųjų dalykų, yra didelis džiaugsmas. Benas pradėjo kalbėti, nežinau ar pratęs. Ir aš ir Benas mes turime profesijas pakankamai solidžias ir pelningas profesijas. Aš chemijos technologijos fakultetą esu baigęs, Benas muzikas buvo, muzikantas ir smuikininkas su karjera perspektyvoje rimta. Ir aš nekeiščiau dabartinės teologijos savo specialybės į gerai uždirbančio chemijos technologo darbą. Ten yra labai šaunu ir gerai ir daugybė žmonių ten turi pašaukimą ir tegul dirba. Aš dėl to labai džiaugiuosi, bet vis dėlto man smagiau yra ieškoti giliau, o kaip ten yra iš tikrųjų. Ir paskui parodyti, pasakoti apie tai kitiems. Tai čia yra, tiesą sakant, jeigu man ir nemokėtų, aš vis tiek norėčiau čia dirbti. Nežinau, ar aš pragyvenčiau, bet reiškia dabar tiesiog didžiulis džiaugsmas yra skelbti Evangeliją, kalbėti apie svarbiausius dalykus ir tau dar net šiek tiek moka už tai. Taigi dabar netrukus išgirsim gražią muziką, bet prieš tai dar tik pasakysiu, kad pereisim po muzikinės pertraukos prie tokių labai konkrečių dalykų, nes pabūkime čia geriausia prasme vakarietiški. O tai reiškia, kad turbūt ne vienas dabar klausydamas gal net pasakė, taip, aš jau turiu vieną specialybę, ar ne? Bet šia prasme, gerąja prasme būti vakarietiškam reiškia visą laiką domėtis, visą laiką tobulėti ir papasakosim, kokias galimybes Katalikų teologijos fakultetas jums šitoje srityje gali suteikti ir pakalbėsime šiek tiek apie Vytauto didžiojo universiteto tokias ypatybės, kuriomis šis universitetas išsiskiria iš kitų Lietuvoje esančių universitetų. Trumpa muzikinė pertraukėlė.
Mes ir vėl studijoje. Jūs, mėly klausytojai, girdite laidą Akademija, prie mikrofono Katalikų teologijos fakulteto Vytauto didžiojo universitete dekanas Benas Ulevičius, su manimi studijoje Katechetikos centro direktorius ir taip pat fakulteto dėstytojas, docentas daktaras Artūras Lukaševičius. Kalbame apie tai, ką fakultetas gali pasiūlyti konkrečiai jums. Jau minėjome apie gretutines studijas ir neretai kyla toks klausimas klausytojam, o ką veikti vis dėlto pabaigus religijos pedagogiką arba religijos edukologiją, šitą sritį arba katalikų teologiją. Tai aišku, čia laidos laikas toks trumpas, bet vis dėlto tos studijos yra gyvos, jos turi praktinį aspektą ta prasme, jog studentai susiduria su savo būsimaisiais darbdaviais. Nemažai gali savanoriauti, mes sudarome labai daug galimybių bendrauti su organizacijom, bendrauti su katalikiškom ir kitom gerom organizacijom, kur studentai gali išmėginti savo jėgas ir netgi jau pasirodyti savo būsimiem darbdaviam, įgyti įvairius gebėjimus, tačiau čia taip pat labai svarbi galimybė įgyti tas gretutines studijas. Iš tiesų, labai nemažai Katalikų teologijos fakulteto absolventų, baigusių studijas, šiandien yra teisininkai, advokatai, žurnalistai, televizijos ir radio laidų vedėjai, net dirba taip pat ir marketingo srityje, nes iš tikrųjų tokios humanitarnės studijos, o štai katalikų teologijos studijose ir religijos pedagogikos studijose yra šiek tiek ir psichologijos, ir socialinių mokslų toks blokas, taip pat ir pasaulėžiūrų įsisavinimas, kokiais būdais galima žvelgti į pasaulį, tai ta filosofijos dalis. Taigi taip pat kalbų išmanimas, žmogus baigęs tokias studijas, jis jau bet kurioje kitoje srityje labai puikiai geba darbuotis, dirbti. Ir gretutinės studijos atveria tą galimybę stoti ir studijuoti vėliau praktiškai bet kurioje magistrantūroje. Labai mažai bus tokių magistrantūros programų, kurios nepriims tokio absolvento, taigi čia galimybės tikrai labai didelės. Ir taip pat net ir atvirkščiai labai įdomu, kad taip pat ir į mūsų fakultetą, į magistrantūros studijas stoja žmonės baigę bakalaurą, įgyja bakalauro laipsnį visiškai kitose specialybėse. Net ir, pavyzdžiui, chemijos bakalaurą turintys. Sako, aš noriu štai šitos ryties, dabar aš alkstu jau to krikščioniškojo požiūrio. Ar humanitarinės studijas baigia, menus, stoja į Katalikų teologijos fakultetą, įgyja tą religijos studijų arba edukologijos šeimotyros magistro laipsnį ir yra tokie labai tikrai įvairialypiai ir daug gebantys specialistai. Tai čia tiesiog reikia leistis į tą suradimo, derinimo tokį nuotykį ir fakultetas taip pat padės jums atrasti save ir kas jums labiausiai tiktų. Iš bažnyčios pusės žiūrint, labai reikia mums politikų, verslo žmonių, kurie yra krikščionys katalikai, stiprus, solidus, išmana, žinantys, ką jie tiki, kuo jie gyvena ir įgyvendinantys krikščioniškus principus visur, kaip ir turėtų būti kataliko gyvenime. Tai štai žmogus, kuris sakytų, mane domina tas sritis, aš labai norėčiau pažiūrėti, kaip krikščionybė įsireiškia politikoje arba versle. Bet aš neplanuoju būti tikybos mokytoju. Tai gretutinės studijos čia būtų labai naudingos. Tu imk kaip gretutinės studijas tą sritį, kuri tave domina, ir gausi kartu su šituo pasaulėžiūriniu labai rimtu solidžiu pagrindu savo gyvenimui ir savo darbui, karjerai taip pat, gausi tą sritį, kurios tu nori. Ar tai būtų verslas, ar psichologija, ar politika, ar teisė. Kitos sritys yra puikiai statosi ant šito gero pagrindo. Tai tie mūsų įsidarbinimai pagrindiniai taip būtų tikybos mokytojai ir parapijų darbuotojai, daugiausia katechetai, bet per gretutinės specialybės tai gali būti bet kur. Ir mes turime absolventų, kurie dirba pačiuose įvairiausiose vietose ir pasiekia labai daug yra. Na ir gal kuriam nors kyla klausimas, kuo tos gretutinės studijos skiriasi nuo, pavyzdžiui, dvigubo diplomo, kurį kartais girdime. Lietuvoje galima įgyti ir dvigubą diplomą kartu su tikybos mokytojo specialybė, tačiau dažniausiai dvigubo diplomo didelė prabanga iš tikrųjų tapti ir kitos srities specialistu dvigubo diplomo būdu, nes teologinis blokas būna apkarpytas tuomet. Tenka aukoti daug teologijos dalykų arba tų katalikiškosios pasaulėžiūros dalykų. Gretutinės studijos reiškia, jog įgyjate pilną religijos pedagogikos arba katalikų teologijos dalykų bloką
pilnai išdėstyta, neapkarpyta, nesumažinta. Ir greta to jums suteikiama galimybė dar papildomai įgyti tą gretutinę specialybę, taigi iš tikrųjų pasirengimas yra labai solidus ir mes visada fakultete labai džiaugiamės šitą galimybę. Taip pat gretutinė specialybė, kaip Benas ir sakė, bet reikia klausytojams pabrėžti, nėra antra specialybė. Reiškia, tai nėra antra specialybė, jinai yra gretutinė, reiškia, mažiau valandų jie skiriama yra. Bet, pavyzdžiui, aš visiems tikybos mokytojams, būsimiems studijuojantiems fakultete siūlau, sakau, jūs pamastykite, pavyzdžiui, jeigu tau patinka dailė arba muzika arba kažkas kitas, imk kaip gretutinę specialybę savo mėgstamą sritį ir tu po 10 metų būsi mokykloje, turėsi tikybos pamokų tam tikrą skaičių ir, pavyzdžiui, atsiranda vieta dailės mokytojo ar kažkiek tai valandų ir iš karto tavo įsidarbinimo galimybės paplatėja, nes direktorius paprastai nori iš vietinių mokytojų kažką tai samdyti, o naują žmogų sunkiau priimti. Tai tikrai yra praktiškai labai naudinga. Taip pat dar žodelį norėčiau pasakyti tiems mūsų klausytojams, kurie jau yra ne 18-mečiai. Tikrai tas dalykas pas mus fakultete labai ryškus. Bakalauro studijose visose programuose yra žmonių, kurie yra jau 40-50 mečiai. Aišku, dauguma yra tik tai baigę mokyklas, bet taip kaip anksčiau prieš 10 ar 15 metų visi buvo tik baigę mokyklas, tai šiandien dienai jau didėja skaičius žmonių, kurie turi kaip ir antrąją karjerą. Ir jie baigia arba įpusėję savo pirmąją karjerą ir štai jie nori dabar pastudijuoti tai, kas iš tikrųjų jiems įdomu, kas kelia klausimus ir jie sau leidžia šitą prabangą. Tai būtų puikia galimybė studijuoti tiems, kurie jau ir turite specialybę ir galite sau leisti ją keisti arba papildyti. Ir štai Benas pradėjo kalbėti ir aš dabar tik tai trumpai pratęsiu. Tie, kurie jau turite bakalauro laipsnį ir vis dėlto norėtumėte dar vieno bakalauro, mes šiandien dienai turim šitą galimybę. Tai Benai, jeigu tu apie ją trumpai papasakotum. Na, aš matau, kad yra ir trumpoji SMS žinutė, gal trumpai išklausykim ją ir tada pereisim prie tos temos. Parašoma sveiki, ar yra galimybė studijuoti teologiją Klaipėdoje, turiu teisės bakalauro laipsnį. Klaipėdoje galite studijuoti religijos studijų programą, ne teologiją, ir tai bus daugiau katechetinio parengimo programa ir dėl tos programos reikėtų kreiptis į Klaipėdos universitetą ir klausti apie galimybes. Taip. Na, o pratęsiant tą temą apie žmonės, kurie jau turi vieną diplomą arba, pavyzdžiui, dėl kurių nors priežasčių jaučiasi nedrąsiai, esu labai aktyvus bažnyčioje, pavyzdžiui, tačiau mokykloje man pritrūko ten kokio nors balo arba įvertinimo ir nemanau, kad, gal negausiu studijų krepšelio, pavyzdžiui. Mes tikrai didelį dėmesį skiriame tam motyvaciniam pokalbiui ir kunigo rekomendacijai taip pat atsižvelgiam į tokius faktorius ir turime finansus, lėšas tokiems žmonėms apmokėti jų studijas pilnai arba dalinai. Tai be abejo didelė galimybė, kuri ne kasmet pasitaiko ir todėl, aišku, mes džiaugiamės ypatingai tais, kurie jau turi vieną studijų diplomą, nes tokiu būdu studentų grupės tampa labai labai įdomios. Tai žmonės, kurie jau, pavyzdžiui, turi diplomą medicinos srityje ar filosofijos srityje ar socialinių mokslų ir staiga jie atsiduria viename kurse, vien todėl, kad mes turime tas lėšas ir galime apmokėti jų studijas dalinai arba pilnai ir be abejo su tokiais kursiokais iš tiesų tas studijų nuotykis tampa daug įdomesnis. Taip pat būna nemažai tokių jaunų žmonių, kurie labai aktyvūs bažnyčioje, aktyvūs nevyriausybinėse organizacijose, turi praktiką nemažą tokio pozityvios veiklos, bet jiem, pavyzdžiui, trūksta kokio nors dalyko, geografijos dalyko balo ar kažkokio panašaus. Jūs apie tos balus galite sužinoti, be abejo, vėliau paskambinę į VDU studijų informacijos skyrių, bet su tokiais žmonėms taip pat mes kalbame, išsiaiškiname galimybes ir dažnai mes paremėme, apmokame studijų krepšelį ir ne kiekvienas fakultetas gali tą pasiūlyti ir tai yra labai labai didelė galimybė. Tai aš dabar, kadangi esu atsakingas už tą papildomą paramą, tai pridėsiu prie Beno žodžių. Kas turi norą studijuoti, tai tas noras yra pats pagrindinis dalykas. Dabar ką reikia toliau daryti su tuo noru? Jo įgyvendinimui tikrai kelias yra, galimybė yra. Reiktų pirmiausiai nueiti į fakulteto tinklapį, tai yra www.teologija.vdu.lt ir tenais rubrikoje skiltyje stojantiesiems susiraskite anketėlę. Yra paprasta anketėlė prašant papildomo finansavimo. Tas papildomas finansavimas tai ir yra
parama žmonėms, kurie jau turi bakalaurą, o pagal dabartinę tvarką Lietuvos valstybė tik tai vieną bakalaurą nemokamai duoda. Ir štai jeigu jie nori dar vieno bakalauro, tai reikia užpildyti tą anketą, atsiųsti nurodytų ten, prisekti ją kaip prisektuką prie elektroninio laiškelio ir atsiųsti nurodytų adresu. Tai būtų pirmas žingsnis tavo troškimo studijuoti ir gauti antrą bakalauro įgyvendinimui. Ir tada pagal tą užpildytą anketėlę, jinai nesudėtinga yra, mes ieškosime būdų ir, kaip Benas sakė, ypatingai žmonės, kurie yra aktyvūs nevyriausybinėse organizacijose ar krikščioniškoje veikloje, maldos grupėse ir panašiai, jų šansai gauti tą papildomą finansavimą yra pakankamai geri. Panašiai yra su magistratūros studijomis, tai yra tie žmonės, kurie turi vieną jau magistro laipsnį arba, reiškia, jų balas yra žemas, bet jie yra aktyvūs krikščioniškoje veikloje, jie gali bandyti ir pretenduoti į šitą papildomą finansavimą irgi tuo pačiu keliu. Reiškia, reikėtų užpildyti tą anketėlę ir atsiųsti nurodytų adresu. Taip pat, jeigu jums kyla klausimai dėl papildomo finansavimo ar dėl studijų, jūsų galimybių jums iškyla, tenais yra tam pačiam tinklapyje yra nurodytas telefono numeris, skambinkite, mes atsakysime. Ir taip pat Benas jau kelis kartus kartojo tą telefono numerį, tai tikrai laukia jūsų skambučių. Nekartojau, bet pakartosiu. Taigi, mylieji, dar galima daug pasakoti apie gražius dalykus, tačiau paprasčiausiai yra skambinti į Katalikų teologijos fakulteto dekanatą 323477, kartoju, 323477, telefonas Kaune, ir teirautis apie studijas. Taip pat, jei tikrai raginu, skambinkite ir man, Katalikų teologijos fakulteto dekanui. Mano telefono numeris yra 8687 17399. Kartoju, 8687 17399. Ta parama, apie kurią Artūras kalbėjo, skirta, aišku, ne vien turintiem vieną bakalauro arba magistro laipsnį, bet ir dėl kitų priežasčių negavusiems studijų krepšelio. Mes tas priežastis įvertinam ir jeigu žmogus yra vertas studijų, mes iš tiesų stengiamės paremti. Na, o VDU, pats universitetas, taip pat jūs pasitiks su puokšte savybių, kurios yra labai įdomios. Universitetas kreipia dėmesį į bendrąjį jūsų išsilavinimą, tikrai jums leis paragauti įvairių sričių prieš puolant prie religijos studijų ar prie teologijos, taigi galėsite pasirinkti dalykus ir iš menų bloko, ir iš socialinių studijų bloko, daugybė galimybių, netgi pastudijuoti užsienyje arba išvykti į užsienį visiškai universiteto lėšomis, į kokią nors organizaciją, daugybė neformalių diskusijų, daugybė ir rekolekcijų tipo renginių, visos tos galimybės neprivalomas, bet tikrai patartinos ir viskas daroma tam, kad kažkiek metų galėtumėte skirti grinai tobulėjimui, su Dievu visuomenėje atrastumėte savo gilesnėje vietą ir patirtumėte studijų džiaugsmą. Dar vienai pridurčiau prie to, tikrai tokio įdomaus ir laisvą mintį ir laisvą žmogų ugdančio VDU Artes Liberales, tos sistemos studijų. Teologijos fakultete mes turime tą tokį krikščionišką atmosferą, kur jaunas žmogus ar jau ne visai jaunas žmogus gali patirti ne tik tai intelektiniam, akademiniam lygmenyje studijas, bet gali patirti pačią krikščionybę. Bendravime su dėstytojais ir tarpusavėje kolegos visokią neformalią veiklą krikščionišką turi galimybę. Tai jeigu norėtumėte ar kažkam iš savo artimųjų, ar gal kokių sūnėnų dukterėčių, ar vaikų savo pasiūlyti, tai čia jūs rasite tą krikščionišką atmosferą visapusiškam lygmenyje. Taigi, laidą baigėme paraginimu. Nepabijokite užsukti į teologijos ir religijos studijų centrą Lietuvoje. Tai neformalus pavadinimas. Mes tikime, kad Katalikų teologijos fakultetas yra ko gero paskutinis bastionas religijos studijų ir katalikų teologijos studijų, kuris yra sėkmingas ir išlaiko testinumą ir turi daugiausiai profesionalių dėstytojų. Taigi tikrai patirkite šitą džiaugsmą ir patirkite studijų nuotykį ir tobulėjimo nuotykį su mumis. Kreipkitės visais klausimais, į visus klausimus atsakysime. Taigi geros jums dienos, likite su Dievu, likite su Marijos radiju. Mėly klausytojai, iki kitų susitikimų laidose Akademija. Su Dievu.